Jūs traktoristą. Pabūsiu samošką. Tai jaučiu kamerą, tai išsijungs. Nes buvo palikta mašinai per naktį, tai šalta visada. Ką vakar prilijo kaip reikalas. Papylė biškį iki pietų taip normaliai. Tai ir vėjas buvo, tai nieko nedarėm po turgaus, kai grįžau. Pasidarėm. Kaip ir sakiau, kamera išsijungė. Gavo šaltuko. Tai kur sniego gavo, pas mus lietaus dėjo normaliai. Tai šiandien atrodo vėjo nėra, nelieja lietus. Tai bandysim rizikuot, kratyt. Manau, be traukimų neapseisim. Nes ten tas laukas toksai buvo biški šlapesnis. Tai, bet gal kaip nors. Senukui, kai mėšlai suvažiuoja į galą, tai ta kratytuvo priekis kyla ir automatiškai galiniai ratai praranda sukibimą. Pradeda klimt. Einam soliarką susipilt ir judėsim. Matot kiek? Va. Gerai. Turėtume užtek šiandien. O gal ir ne. Va jau. Naujienos, kad nacionalinės mokėjimų agentūros darbuotojas gavo 5000 eurų kyšį už tai, kad gautų žmogus jaunojo ūkininko paramą, kuris net neatitinka reikalavimų. Aš irgi taip noriu, kad mane palaimintų. Dabar truputį pakimarinsiu. Pakroviau mėšlakratę. Išvažiavau iškratys, pasikrovau priekabą, čia biškį apsistumdžiau mėšlus į krūvą, kur pribėriau. Tai palauksim, grįž dar pakrausiu ir tada jau lėksim su priekabu į tenai. Tai reikės įsigyti tą, kaip čia pavadint, žodžiu, ant galvos toksai prietaisas, kur užsidedi ir gali kamerą prisisekti ir tada kur galvą pasuksi, ten kamera filmuos. Laikysis, nereikės rankui laikyti. Ar kabint prie lango. Taip galėsiu daugiau kadrų įdomesnių pagaudyti. Nes dabar jeigu su 2 rankom kažką dirbi, tai kur kamerą paimsi, parodys niek. Reikės įsigyti dar bateriją papildomą kamerai, kortelės sim reikia didesnės. Nes žinau, kaip vasarą aš vargdavau, kad prifilmuoji, turėjai išsikelti kompą ir tada gali tik tai vėl filmuoti, nes netelpa viskas. Nes būna kitą kartą daug, ar į kokį išvyką, kaip į Pronar gamyklą, reikia mikrofonų atskiro, žodžiu. Truputį reikia pasistiprinti su ta filmavimo įranga, patobulėti. Tai žiūrėsim, tikėkimės iki šienapjūtės gal įsigyt. Tai šitų mėšlų neypatingai daug ir beliko. Iki čia va kažkur tai jų buvo, tai nemažai jau ir išsivežė. Tai mėšlas, kad ir metai laiko dar tik tai stovis į čia, bet supuvęs tikrai gerai. Jeigu, pavyzdžiui, dabar šviežias mėšlas, tai jisai turi daug žolių sėklų, tai bulvės apeitų žolėm, tai dėl to šviežaus nekratom, o tas čia kur metus pasistovėjęs, aišku, per metus to žolės neišdega, turi pastoviai nebent jį maišyti,
kas 3 mėnesius kažkur. Bet čia kai krūva supilta, tai nei jo kažkaip pamaišysi, nebent perkrauti iš vienos vietos į kitą, tai tada jo. Bet kaip biodinaminiai ūkiai daro, tai žinau, kad į vieną eilę supila, pavyzdžiui, lauko krašte į vieną eilę supila. Ir toks paprastesnis variantas, tai su paletiniam šakėm atvažiavai, į durį pakėliai ir taip visą eilę pramaišiai. O jau tie rimtesni ūkiai tai turi tos specialius maišytuvus, kur sumala viską. Tai būna termometrai, su termometrais eina matuoja tą mėšlą prieš pamaišymą ir po pamaišymo, man atrodos. Nes dabar neprisimenu, jeigu dabar bijau pameluoti, bet man atrodos, jeigu mėšlas atšąla, nukrenta temperatūra, jį pramaišo ir tada sukyla temperatūra, jisai išdega ar atvirkščiai. Buvau mokymuose, bet dabar tiksliai neprisimenu. Bet mėšliukas tai toksai kaip durpė paimi ir viskas išbyra, net nesijaučia to kvapo, kad mėšlas. Tai dar tokia mintis, nenoriu būti paprašaika, nieko neverčiu. Kiek 3 metai kaip YouTube kanale ar 2, 3 man atrodos jau. Tai vieną kartą tik tai esu kažko prašęs ir tai kai labai reikėjo kameros, nes filmuodavau su telefonu. Tai atsirado gerų žmonių, kurie prisidėjo ir dabar galit matyti vaizdą per GoPro. Ir tas man pačiam palengvina darbą, nes su telefonu tai jūs įsivaizduokit, kaip tu pastoviai, nepatogu tiesiog laikyti jį, o ten apsikarstyti jį visokiais laikikliais, mikrofonais ar dar kažkom irgi yra nepatogu tiesiog, nes vis tiek į tą telefoną ir žinutės eina ir skambina, tai kažkaip. O kamera palikta vien tik filmavimam, tu ją gali belekur pritaisyti, kad ir dabar prie lango ir yra labai patogu ir viskas čiki. O telefoną tu pritaisai, nukrenta, sudūžta, prasideda tada jau problemos. O kamerą jinai pakišau, jeigu po bulvių kasamaja, po bulvių kombainų pervažiavau ir viskas gerai. Telefonas perlinko per pusę, nes abudu nukrito. Vien telefoną per transporterį pargabeno į bunkerį, o kamera po ratų palindo. Tai kamerą išsitraukiau, dulkes nuvaliau, toliau filmavau. Tai jeigu telefonai tai padarytum, tai jau iš karto nuostolis didelis, o kamera jinai ilgą laiką man atlaikė ir dabar dar laiko, aišku, jau yra pasidėvėjimų, pabraižymų. Baterija nebe tokia ilgamžiška, sakykim. Tai jeigu kas nori, paliksiu čia ir čia kažkuriam kampe nuorodą į Contribui paskyrą. Ir gal kam nors atsiras norą prisidėti. Nes įranga nepigi. Reikia, kaip ir minėjau, ir SIM kortelės, ir baterijų, ir tų pačių laikiklių ant galvos, pavyzdžiui, kad geresnių kadrų pagaudyti. Dar noriu gal išeis droną nusipirkti. Kažkaip po biškį iš YouTube'o ten po kelis tuos eurus susidės ir gal įsigysiu. Ir dabar prisiminiau dar kažkas, kol turiu laiko, dar negrįžta lygtais. Šiaip per greit apsisukau. Tai kažkas klausė pakalbėti apie ūkio planus. Tuoj surasiu tą komentarą. Parašė: Rokai, būtų įdomu, jeigu papasakotum apie ateities planus 2-4 metų. Ar turite galimybę pirkti, nuomotis papildomos žemės, ar planuojate įsigyti technikos? Tai aš taip labai drąsiai nenoriu apie planus kalbėti, nes, kaip žinot, vyksta gyvenimas ir visada vis kažkas būna, kad pakiša koją. Tai paskiau aš pasakysiu, kad darysim, nepadarysim, sakysit, melagis čia prisišnekėjai. Tai
jau kai žinau, kad tikrai tai įvyks, tai aš tada apie tai ir pasakoju, bet galiu šiek tiek atsakyti į klausimą, tai pirkt nuomot žemės taip yra, nuomai, ta prasme, yra planų plėstis, aišku, ūkis čia nebus taip, kad viskas dabar sustojam vietoj ir stovim, ne, čia apie plėtrą ūkio tai tikrai yra planų, jeigu viskas gerai, tai žemės nuomos, yra, bet jinai tolokai, o to žemės, kurios čia yra aplinkui, tai žmonės per daug išnaglėja ir naudojas tą padėtim, kad reikia pašarų, reikia žemės, tai jie tiesiog deklaruojasi ant savęs ir nori deklaruotis ant savęs ir pasimti visas deklaracijas ir kiti netgi kurą. Tai čia yra truputį per daug naglai. Mes esam ne kartą taip sėdėdami pamąstę, jeigu atsitiktų taip gyvenimas, kad mums reikėtų savo žemės išnuomot, tai ūkininko 100 eurų paprašytume už hektarą ir tegu jisai ir dirba tą žemę, tegu prižiūriu, čia būtų, manau, pliusas. Mes kaip ūkininkai tai suprantam. O tie, kur sėdi visi prisigrobę žemių, išsipirkę, tai jie to nesupranta ir nori iš to padaryti pinigą. Tai, o žemės pirkimo yra keli plotai, bet jiem reikia pinigų. Nemažų sumų, nes kainas irgi užsiplėšia. Tai, tikėkimės, kad pavyks viskas susiderėti. Ir ar planuojat įsigyti technikos, tai faktas, kad yra planų ir didelių planų, bet kaip paminėsiu, kad viskas remiasi į pinigus, o kad turėti pinigų reikia sunkiai ir daug dirbti. Tai mes tai ir bandom padaryti. Manau, jeigu nebūtų ateities, nematytume ūkio ateities vizijos, tai nebūtų čia nei tos sūrinės, nebūtų nei tas traktorius pirktas, nei dar kažkas. Tai aš kaip ir sakiau, mano yra noras nuo 5 metų tapti ūkininku, būti ūkininku, mane tas motyvuoja, žavi. Nors tai yra sunkus darbas, matau ir kaip tėvai vargsta, kai reikia eiti tvartą ir viską aš tą suprantu. Bet dabar važiuodamas kartais pagalvoju, kad jeigu tikrai ne ta parama sūrių, tai mano tie kaprizai ir mano 5-mečio norai būtų visi nuėję veltui, būtų reikėję visą ūkį išnaikinti, nes jisai būtų nebeišsilaikęs pats iš savęs. Bent jau, kad liktume ant nulio, tai dar sakykim, viskas gerai, galima kentėti. Bet kai eini per metus į 1000 minusus, tai pavyzdžiui, kai šiemet ant rulonų prasipirkom totaliai, tai tą, ką išleidom ant rulonų, tai būtų išėję ar technikos, ar žemės įsigyti. Bet toks tas gyvenimas. Viena ranka duoda, kita ranka per veidą nuskausmina. Tai, bet tikėkimės, vasarą viskas stabilizuosis ir susitvarkys, atsistos į savo vėžes. Parmauna jau senukas. Tai vat, planų yra labai daug ir nežinom, kaip juos įgyvendinti, nes visko reikia. Tai, manykim, su laiku viskas išsispręs ir viskas ateis, ko mes trokštam ir norim. Tai labai smagu būtų, jeigu pasisektų mano šitas sumanymas viską parodyt jums YouTube kanale, kad kaip viskas einas nuo mažų dienų ūkio. Ir galbūt pavyks išsiplėsti, jeigu niekas nekiš kojų. O tokių bus, tikrai, šitą žinom.
atrodo, nieko tu čia blogo nedarai, bet vat kažkas kažkur vis tiek randa prie ko prisikabinti ir kaip tave nuskausmint. Tai, na, niekas nesakė, kad bus lengva ūkininkauti. Tai kažkaip bendrom jėgom ištversim visą šitą. Tai ką, parvažiuoja, kraunam mėšlakratę ir lekiam in laukus. Čia turim, man atrodo, biškį ne taip jis turėtų būti. Likti nenulūža jisai čia. Man atrodo, kad jo nėra. Ai ne, čia yra. Palauk. Jo, čia yra. Nu čia irgi yra. Bet čia abidvi pusės sumeta. Ne vieną. Kas antrą kratytuvą sumeta.
neturiu komentarų. Žodžiu. Patys supratot viską. Pūsa šiais metais, nežinau, jau kelintas šiaip komplektas. Jau karočiui šiais metais į priekinį tiltą sukišta štuka eurų. Labai malonu. Žodžiu, o tai būna, kai čia kažkur šitoj vietoj buvo šitas trūkęs ir o čia vat atlūžo. Žodžiu, čia užpuvę, matyti ir viduje neina atsuk niekaip, reikia su kažko kaitinti. Pagaliau fiksad. Viskas. Naują įdėjom. Visą kampą. Šičia ir šičia. Tai kad čia išimt, kaip matot, turėjo viską vakar kaitint, buvom parsivežę riezaką, tai kaitinom, žodžiu, kalėm. Vienas kalė, kitas suko, trečias kaitinam. Žodžiu, buvo reikalų, kokias 2 valandas užtrukom, kol pakaitinom normaliai ir išėmėm. Tai žodžiu, į metaliną tiesiai. Važiuosim art. O aš turiu pasiūlymą norintiems užsidirbti pinigų. Ir tokį, kad neblogą. Per dieną galite 200 eurų į plius išeiti. Tai patys užsiimam. Parduodam grebliuką. Nu, simbolinė kaina, tai plius minus 300 duokit ir vežkitės jūs į lauką. Kamereplės, kodėl mes jį parduodam? Reikia jį pasitvarkyti, tuoj parodysiu kur. Žodžiu, geri reduktoriai, geros štangos. Tik problemų yra tame, kad, kaip matėt, paskutinį lauką, kai grėbėm, išlūžo bėgelių rėmas, tai pavadinkim. Šitoj vietoj jisai atlūžo, reikia visą tą vainiką pirkt naują. Jisai kainuoja praeitais metais, bent jau žiūrėjom, kažkur apie 80 eurų. Nu tai dėkim 100. Tai nuperkat už 3, 100 įdedat, parduodat už 6. Už 5 pem, sakykim. Ir bus geras dylas, nes mum jo nebereikia. Geras reduktorius, abidvi pavaros puikiai veikia. Pats grėbiau, visada susitepdavau, patikrindavau tepalą prieš sezoną. Viskas buvo tepta, tie cilindrai irgi buvo tepti. Šitas reduktorius irgi geras. Diržas nesusidėvėjęs. Štangos geros. Tai jeigu kam nors reikia, va padangos geros. Realiai mes su juo kiek gal 100 hektarų per visą laiką sugriebę. Kažkas jo plius minus bus netoli 100. Tai tiesiog. Tai jeigu kam įdomu, parašykit man. Susirasit vis tiek per Facebook ar kažkur, ar Instagramą, parašysit ir sutarsim kainą.
Gražu, aš tada telyčiom. Žiūrėčiau į netį ir žiūrėčiau. Šitą ruloną suko su Metal Fasho būgniniu to lenkišku presu. Visi keikia, tame tarpe ir aš. Nu, takas galvos. Bet suktas su John Deere'u ir to presu. Tai sakė, rulonas apie toną sveria. Ir jokio pelėsio sunkiausia praeitą ruloną 3 savos įstūmim. Sako, neapsimoka pirkti rulonus, kurie sukti su būgniniu, bet šitą tai tikrai apsimoka, nes čia turi masės. Plūgo nebuvom nusisukę nei tų, nei traukės, viskas išliko. Jo, tu giliai tik tai pasižiūrėk, nes gali, aš tenai taip giliai neriau. Tai gal mėšlai reikės giliau. Leidžius vandenį į bačką vešimtelyčiam. Ir ryte buvo labai nekoks oras, purškė, vėjas dar didesnis buvo nei dabar. Tai buvo ne taip malonu, bet yra žodis reikia. Reikėjo susitvarkyti traktorių, nes reikėjo ir rulonų atsivežti. O, vaikinė. Per plauką ir būčiau likęs be kameros. Tai reikėjo rulonų atsivežti, nes karvės nebeturėjau. Jau šiaip kaip ir vakar būtų reikėjo, bet čia taip išėjo. Tai išvarė dabar arklį, dar ten porą halimų yra. Tai mėšlakartė irgi puikiai atlaikė sezoną, buvo tinkamai paruošta. Girdėjot prieš tai, kai rodžiau, kad pakliuvo biškį va šakų ir dar dabar jų čia yra ir grandinė peršokinėjo. Tai paskiau, kai grįžo, įtempėm ir viskas gerai, nes buvo atsileidus tikrai. Tai viskas gerai. Pavogiau Volvo. Važiuoju, pažiūrėsiu, kaip sekas ar ne per šlapę. Nu, jeigu šiandien pavyksta apsiarti, tai bus labai gerai. Jau truputį, jau vienas galvos skausmas jau nukris. Liks apsiarti tik tai moliūgam. Ir ten dar 2 hektarai. Bet jie ten ant klaustuko. Tai dar ten kokios 3 priekabos mėšlų liko. Nu tai jie tegul pūva tenai, net nemaišo. Gali būt. O čia išsikultivuos. Ir
kažkas pasisės. Tai šiemet daugiau grūdų nebesėsim, nes nei mes jų turim kur laikyt, nukalam jeigu drėgnesnius, tai realiai visada drėgnesnius nukalam, nes tada, kada sausi ir geri orai, visi savo kula, o kai jiem būna nepalanku kult, tada atvažiuoja mum kult ir gaunas, kad nusikulam šlapesnius. O džiovint tokio kiekio irgi nelabai kas apsiima. Ir tai, nežinau, ar apsimoka jau ten džiovint, nes tada savikaina didelė gaunas. Tai manom, kad geriau būtų tiesiog nusipirkti ir rami galva. Bet aišku, vėl su tuo laikymu. Nebent pirki po toną ir į tvartą įsinešiai, iš karto susimaliai ir rami galva. Tai geriau jau mes rulonų pasidarysim daugiau, turėsim atsargoj, nebus, gal vieni metai bus derlingi, visi pardavinės, o sekantys metai bus nekokie. Čia nenuspėsi tokių dalykų. Tai, o realiai ir techniką šienavimo visą turim. Tik reikia ją truputį atsinaujinti ir bus viskas gerai. Reikia šiek tiek preso geresnio, nes su tokiu jo dabartiniu našumu tai ne kažką. Suvarė bubulytėm daržiukus. Dabar brandės mūsų. Čia kaip matas buvo pora priekabų šviežaus mėšlo, tai kaip matas, kur šviežis, kur jau papūvęs. Čia po to skutimo tai toks labai lygus laukas. Bet kažkaip išsidirbs. Biškį gal sakyčiau per sekliai. Paskiau, kai kultivuosis mėšlas, į viršų iškils. Vesk normalią, suprun. Gerai. Ir čia man ką veikti. Tai manau, šiam kartui tiek. Užsukite į Agromediją būtinai. Jie labai daug prisideda prie mūsų sūrių gamybos. Tai prisideda lipdukais. Su Agromedija sukalbam, kokių reikia, kokių išmatavimų, viską aptarėm ir Agromedija mums gamina lipdukus. Tai mūsų poreikiai irgi nebuvo paprasti, nes vis tiek sūris gauna, įsideda į šaldytuvą, tai jie gauna drėgmės. Ir būna tokių bairių, kad atšoka lipdukai, tai po biškį tas problemas išsprendėm. Pagamino tokius, kur tikrai jau jaučias, kad prikimba normaliai ir jų tu ten, jau jeigu užklijavai ant to maišelio, ant to sūrio, tai jau tu jų sunkiai jos ir benuplėši. Tai labai džiugu. Tai jeigu reikia atributikos žemės ūkio, tai apsilankykite agromedijoj.lt. Padės visokiais klausimais ir lipdukų gamybą, logotipą gali sukurti, jeigu tik turit poreikį. Remonto pusės neparodžiau, nes nelabai buvo laiko.
stengiamės vakar viską daryti greitai, galvojau, kad dar išeis, kad dar suspėsiu nuvažiuoti, pradėti bent jau art, bet taip išėjo, kad nespėjom, nes sutemo. Tai šiandien pabaigėm ir šiandien apars, o paskiau žiūrėsim, bus kiti laukai, dar kitus laukus reikia art, kur moliūgai bus. Žodžiu, dar yra veiklos, paskiau prasidės kultivavimai, bulvių sodinimai, nu ir žodžiu. Ir taip toliau, visi kiti darbai. Tai viso ir iki.